Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas tęsia renginius skirtus visuotiniai jaunimo švietimo savaitei. Ketvirtadienį Vilniaus krepšinio mokykloje įvyko krepšinio rungtynės už taiką. Juose susirungė Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo remiami krepšininkai, Justitija 98 berniukai ir Lietuvos moterų krepšinio lygoje rungtyniaujančios LKKA Aistės, prieš Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtinės ir žinomus Lietuvos muzikos, šokių bei televizijos atlikėjus. Čia yra socialinis krepšinis, bet aš iškart noriu paprašyti visų kovot prieš patyčias, nes mes būsim pirmieji, iš kurių bandys kažkas tyčiotis, bet mes neleisim šito. Bandysim laimėti, turėsim laimėti iš tikrųjų. Bus turbūt sunkoka, bet nieko. Mišrių komandų dvikova vyko nuotaikingai, o taikę pergalę rezultatu 41-29 šventė Lino Kleizos fondo atstovaujanti komanda, kurios gretose rezultatyviausiai žaidė vienas jauniausių rungtynių dalyvių. Kiek taškų pelnei? 8. Gerai jaučiuosi. Biški sunku buvo jums. Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, Lietuvos krepšinio federacijos įsteigtais prizais. Į sporto salę susirinkę žiūrovai taip pat nenuobodžiavo. Pertraukų metu šoko Lietuvos vaikų ir jaunimo centro šiuolaikinio šokių kolektyvas Gama, o konkursų metu buvo galima laimėti puikių Vilniaus mėgėjų krepšinio lygos prizų. Priešininkės buvo labai gražios ir labai gabios. Ne, visai esmė tai, kad jos žino, ką daro. Mes dar turbūt net prie alaus bokalo nesusitartumėm, o aikštelė mums buvo neapsakomai sunku, nes visi troksta dėmesio, patekti žiniasklaidą. Tai prilygsta, jeigu žiūrint krepšinio terminais, galbūt Miami Heat komandai, kur labai daug žvaigždžių ir nėra komandos, tai aš galvoju, kad čia yra kažkas panašaus. Iš tikrųjų viskas labai gerai, aš manau, kad tokių dalykų reikia dar daugiau, nes labai smagu ir kada neturi galimybės savo leisti kažkur tai pažaisti krepšinio, nes aš šiaip tai mėgstu, kaip ir tikras lietuvis, bet tokias progas suteikia ir labai daug gerų emocijų. Labai smagu ir tokiais momentais tu jauti, kad nėra karo iš tikrųjų. Ta prasme, dėl to, kad tu aikštelėje gali susipaludavę žaisti ir... Labai smagu, gaila, kad pralaimėjom, būtinai prašysim revanšo ir būtinai revanšas bus ledo rūmuose, ant ledo, su bortais, su vartais, nebe su krepšiais ir žaisim ledo ritulį. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras su visais kitais partneriais labai dėkoja Lino Kleizos labdaros ir paramos fondui, jo direktoriui Mindaugui Gobikui už pagalbą organizuojant kampanijos renginius, už paskaitas su Markusu Braunu. Tai labai dėkui už pagalbą, už visą organizaciją ir už pačią taikos kultūros skleidimą. Žinoma, dėkoju Linai Kleizai už šitą renginį, kad surengė. Tikrai nuostabios emocijos. Ačiū Jums. Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas tikisi, kad simbolinės rungtynės už taiką taps tradicinėmis.